Šiandien yra 6 savaitės, kaip aš esu be darbo. Tai per šias 6 savaitės iš tikrųjų įvyko didžiulė vidinė transformacija, dėl to, kad nusprendžiau į šią darbo paiešką pažvelgti kitaip. Tai vietoj to, kad plaikstyčiausi ir bandyčiau rasti darbą tinkamą, nežinodama tiksliai, ko ieškau, pasukau kitų keliu, galvoju, viskas užtenka bandyti aklai susirasti kažką, kas tiktų, laikas išsiaiškinti tiksliai, ko aš ieškau, ko aš noriu ir ką aš galiu duoti. Tai iš tikrųjų per šitas 6 savaitės labai daug dariau tokio vidinių paieškų, žiūrėjimo į save, aiškinimosi, priėmimo ir panašiai. Tai tikrai labai tokia didžiulė vidinė transformacija vyksta. Ir dar kol kas sunku, manau, pamatyti iš išorės žiūrint, bet manau netrukus tai, kas vyksta viduj, išsilies ir į išorę. Vienas dalykas, ką man tikrai pavyko labai taip aiškiai išgrynintai suprasti, tai kad aš esu apie žmonės ir darbas, kurį aš dirbsiu toliau, bus apie žmonės. Aš noriu padėti, aš noriu rūpintis, aš noriu spręsti jų problemas. Tai jeigu jūsų įmonėje arba žinote kažkokią įmonę, kurioje reikia žmogaus, kuris galėtų pasirūpinti žmonėm, pasirūpinti jūsų klientais, pasirūpinti jūsų darbuotojais, sukurti patirtį, kuri būtų tokia skani, maloni, faina. Duokit žinot, nes man atrodo, mes galime rasti, kaip bendradarbiauti.